Islamo Respublika kraujuoja, kasdien praranda milijonus dolerių. Net jos pačios vadovybė pripažįsta, kad karas slysta jiems iš rankų. Tai kodėl režimas nepasiduoda? Ir kodėl vakarų žiniasklaida jums sako priešingai, kad Amerika ir Izraelis yra tie, kurie pralaimi šį karą? Šiandien viską išnarpliosime laidoje The Quad. Sveiki sugrįžę į The Quad per JNS TV. Aš, Emilė Šreider, pavaduoju Flurą, kuri šią savaitę dirba nuotoliniu būdu. Tačiau prieš pradėdama mūsų nuostabų diskusijų forumą, noriu pažiūrėti šį vaizdo įrašą, kurį, pasak net kai kurių jų pačių pareigūnų, skelbia Islamo Respublika. Pažiūrėkite, ką apie dabartinę Ormuzo sąsiaurio blokadą pasakė režimo prezidentas Masudas Pazeškianas. Mėly mūsų žmonės dabar yra pasiruošę, jie yra vietoje. Čia taip pat pasakiau, kad turime paprastą prašymą, kad jie sumažintų savo elektros energijos vartojimą. Jie smogė mūsų infrastruktūrai, mūsų apsupo, kad žmonės taptų nepatenkinti. Ir dabartinis pasitenkinimas virstų nepasitenkinimu. Kaip matote, reikalai Irane valdant islamo režimui klostosi ne itin sklandžiai. Šiandien su mumis nuostabi diskusijos dalyvių grupė. Žinoma, su mumis nuotoliniu būdu yra Flor Hassan Nahum. Dėža taip pat studijoje su mumis yra Shoshana Cates Jaskol. Ir šiandien turime ypatingą viešnią. Goldi Gamari, politinė komentatorė ir buvusi parlamento narė iš Kanados. Labai ačiū, kad šiandien esate su mumis. Goldi, pirmiausia, noriu kreiptis į jūs. Kokia jūsų reakcija į tai, ką girdime? Šią režimo retoriką, kai jie bando save pateikti kaip kontroliuojančių situaciją ir turinčius galę. Ir vis dėlto mes aiškiai matome, kad jie labai stipriai pralaimi tiek ekonomikos srityje, tiek visame kitame, kas vyksta vietoje. Taip, Salaiva, visų pirma, labai malonu čia būti, labai ačiū, kad pakvietėte, labai džiaugiuosi galėdama būti čia su jumis visais. Kalbant apie režimą, turiu omenyje, tai yra dar vienas rodiklis, kad režimas žlunga. Taigi faktas, kad Piškenas dabar bando įtikinti Irano žmonės naudoti mažiau elektros šalyje, kuri turėtų būti labai turtinga energijos ištekliais. Tačiau mes žinome, kad taip nėra. Tačiau tai yra dar vienas rodiklis, kad islamo režimas iš vidaus žlunga. Jie bando parodyti stiprią poziciją, bet Irano žmonės žino geriau. Taigi, nors Irano žmonėms dabar labai sunku, ši Piškeno žinia iš tikrųjų suteikia jiems vilties, kad islamo režimo pabaiga yra arčiau, nei jie galvoja. Na, Shoshana, ką tu manai apie visą tai, ką matome iš režimo pareigūnų? Jie atvyksta deryboms, jie neatvyksta deryboms, derybos vyksta, dabar jos atšauktos. Aš turiu omenyje, mes net nežinome, kas dabar valdo, tiesa? Mes visiškai nežinome, kas dabar valdo. Žinai, ar jis miręs, ar jis nemiręs, laikraštis rašo vienaip, X sako kitaip. Ir viskas priklauso nuo to, kuriuo metu skaitai naujienas. Kas gyvas, kas sužalotas, o kas, žinai, visiškai funkcionuoja. Manau, kad tai, ką pasakė Goldi, yra tikslu. Manau, kad tai rodo chaosą. Tai rodo, kad jie bando išsaugoti orumą, bet tuo pačiu metu jie kraujuoja. Taigi, jei Dievas duos, tai Irano Islamo Respublikos mirties proceso vidurys. Tai būtų nuostabu. Turiu omenyje, viena iš tų dalykų, kuriuos matėme nutinkant tiek daug kartų šiame kare ir netgi prieš tai, po spalio 7-osios, yra visiškas atotrūkis tarp to, apie ką praneša žiniasklaida, ir to, kas iš tikrųjų vyksta vietoje. Ir mes matome, kad su Irano islamo režimu kartojasi tas pats modelis. Turiu omenyje, Flor Hassan Nahum, tu geriau nei kas kitas žinai, kokie beprotiški buvo pranešimai. Tu kaip ir Goldi esi dalyvavusi daugelį šių laidų, kalbėdama apie šią ardomosios veiklos klausimą. Turiu omenyje, kas vyksta žiniasklaidoje. Ir kodėl vakarai vis tai pateikia. Jei matome, kad režimas klūpo, kodėl žiniasklaida vis tiek tai pateikia kitaip? Manau, yra dvi priežastys. Dabar esu Jungtinėse valstijose ir bet kas pagalvotų, kad amerikiečiai ir izraeliečiai pralaimi karą. Kai žiūrite į daugumą žiniasklaidos pranešimų, išskyrus Fox News, žinoma, visi. Ir aš kalbuosi su žmonėmis. Ir kai aš žmonėms pasakoju apie visus šio karo pasiekimus ir kiek daug buvo pasiekta, pranokstant kariuomenių lūkesčius, žmonės klausia, kodėl mes čia apie tai nesužinome. Tai visiškai neįtikėtina, kaip Irano Islamo Respublika sugebėjo primesti savo propagandą vakaruose. Net nekalbėsiu apie Europą, bet net ir Amerikoje žmonėms sudaromas įspūdis, kad tai buvo siaubingas karas, kurio metu Amerika beveik nepatyrė nuostolių. Iš tiesų nuostabu, kad jiems pavyko infiltruotis ir kontroliuoti žmonių mąstymą vakaruose. Ir tai iš tikrųjų yra vienintelė priežastis,
kuri jiems liko. Šie idiotai yra vienintelės kortos, kurios jiems liko. Ir man tai labai sunku suprasti. Ir antras dalykas, žinoma, ir tu tai žinai, Goldi, ir Emilija geriau už visus. Jie bus beveik negyvi ir kraujuos ant grindų, bet vis tiek rodys pergalę ženklą ir sakys, mes laimėjome, žinai. Ir tai yra tai, ko vakarai ir vakariečiai nesupranta. Jie nesupranta, kad toks mąstymas, jie gali gulėti ant grindų be kojų ir be rankų, kaip atrodo mustaba, yra iš kartono iškirptas siluetas. Ir vis tiek rodo pergalės ženklą. Taip, turiu omenyje. Manau, kad tai yra nuolatinė problema, kurią matome ir ne tik vakarų žiniasklaidoje, bet ir vakarų lyderiai iš tikrųjų nesupranta, kas vyksta. O tai iš tikrųjų atveda mus prie kito dalyko, apie kurį šiandien norėjau pakalbėti. Tai yra, ar Trumpas, ar Trumpo administracija iš tikrųjų supranta islamo režimo mentalitetą. Turiu omenyje, Goldi, norėčiau išgirsti tavo nuomonę apie tai, nes tu su tuo susiduri kiekvieną dieną. Žinau, turiu omenyje, mes matėme puikių Trumpo komentarų, objektyviai vertinant. Taip pat matėme ir labai problemiškų Trumpo komentarų objektyviai vertinant. Taigi, kokia tavo nuomonė? Ar jis tikrai supranta, kas vyksta, ar už to slypi kokia nors platesnė strategija? O gal jis tiesiog tiek pat nežino, kaip ir daugelis kitų vakarų lyderių, kuriuos matome? Ne, visų pirma, turiu pasakyti, kad tikiu, jog Markas Rubijus puikiai žino, kas vyksta. Ir taip yra todėl, kad Markas Rubijus yra kilęs iš Kubos. Todėl jis puikiai supranta, kaip veikia tokios diktatūros ir komunistinės diktatūros. Taigi, Markas Rubijus juos labai gerai pažįsta. Manau, kad prezidentas Trumpas taip pat žino, kas jie yra, bet jis šiek tiek slepia savo ketinimus. Ir manau, kad prezidentas Trumpas bando jiems suteikti paskutinį šansą arba dar vieną galimybę. Todėl, kad dėja yra daug spaudimo ne tik iš tarptautinės bendruomenės, bet ir iš demokratų. Šie žmonės – nedora kairiųjų ir juodaodžių sąjunga, komunizmas ir islamizmas. Jie bando daryti spaudimą prezidentui Trumpui, kad šis diplomatiškai bendrautų su žiauriu islamistiniu teroristiniu režimu, kuris pastaruosius 47-48 metus skandavo tik mirtis Amerikai ir mirtis Izraeliui. Taigi žinote, manau, kad prezidentas Trumpas žino, kas vyksta. Tačiau tuo pačiu metu man atrodo, kad jis labai kruopščiai viską apgalvoja, nes nori būti tikras, kad ką Jungtinės valstijos ir Izraelis pasieks tą tašką, kai visiškai sunaikins islamo režimą, o tai beje yra tai, ko mes, Iranai, norime. Tai jis pasieks tą tašką, kai žmonės bandys ateiti ir sakyti, na, galėjai pasirinkti šį ar aną kelią. Turiu omenyje, prezidentas Trumpas tikrai atskleidžia šiuos teroristus, kokie jie iš tikrųjų yra. Ir jis parodo pasauliui, kad su jais negalima dėrėtis. Turiu omenyje, ar manote, kad yra klaida siekti dėrybų? Ar apskritai įmanoma sudaryti kokį nors susitarimą? Turiu omenyje, kadangi mes net nežinome, kas iš tikrųjų viską valdo, žinote, mes žinome, kad tai IRGC, bet formaliai mes tikrai nežinome, kas viską valdo. Tai ar apskritai yra prasmė dėrėtis? Tarsi, ar visa tai tik dėl vaizdo? Turbūt apie tai ir kalbu. Na, turiu omenyje, prezidentas Trumpas aiškiai pasakė, kad vienintelis susitarimas, kuris jį domina, yra besąlygiškas pasidavimas. Taigi prezidentas Trumpas iš esmės sako islamo režimui, kad yra du būdai, kaip tai gali baigtis. Arba jūs galite besąlygiškai pasiduoti, arba mes tęsime savo karinės operacijas. Ir kaip sako pats prezidentas Trumpas, bombarduosime. Taigi štai, ką prezidentas Trumpas čia daro, bet kaip matote, net ir dėrybose nėra jokios pažangos, nes prezidentas Trumpas praėjusį šeštadienį pasakė, gerai, dėrybos vyks šeštadienį, tada buvo sekmadienis, tada pirmadienis, tada antradienis. Dabar jau žinote, praėjo savaitė ir prezidentas Trumpas pasakė, kad mes net nesivarginsime, aš net nesivarginsiu daugiau siųsti ko nors į Pakistaną. Jei norite dėrėtis, žinote kokios sąlygos. Tai yra susitarimas, kurį norime sudaryti. Paskambinkite mums. Turiu omenyje, aš tiesiog noriu pasakyti, kad Trumpo genialumas, ir aš vis kartoju tai ir kartosiu, yra tas, kad anksčiau laikas visada buvo režimo pusėje. Jie vis žaidė su visais, spaudė ir tempė dėrybas. Ir kol jie tai darė, jie toliau vystė savo branduolinius siekius, balistinį pajėgumą ir slopino savo žmones. Manau, Trumpo genialumas yra tas, kad jis apvertė situaciją. Šiandien būtent jie neturi laiko, o amerikiečiai turi visą laiką pasaulyje. Nes kol Hormūzo sąsiauris yra užblokuotas, jie neturi pajamų, jie neturi išteklių ir ekonomiškai žlunga. Ir manau, kad Trumpas priėjo prie išvados.
Kodėl turėčiau juos toliau pulti? Jie silpsta be išteklių. Jis užtikrino, kad Kinija nesikiša. Rusija stebi iš šalies ir jaučiasi saugi. Taigi iš esmės jis juos lėtai smaugia. Ir jis žaidžia su jais taip, kaip jie dešimtmečius žaidė su visais kitais. Ir mėgaujasi tuo. Sakote, kad Trumpas jų nesupranta. Trumpas yra kaip jie. Jis kalba jų kalba. Tai tarsi gangsteris. Toks yra Trumpas. Todėl aš jį taip myliu. Man atrodo, ką tik skaičiau, neatsimenu tiksliai, kad 20 milijonų barelių naftos išvyko iš Jungtinių valstijų į Japoniją, tiesa? Kaip? Labas? Štai kaip griaunama tvarka, pagal kurią šie žmonės diktavo pasauliui. Ir aš tiesiog noriu paminėti kažką apie žiniasklaidą. Žinote, kodėl žiniasklaida apie tai nepraneša? Žiniasklaida nepraneš nieko teigiamo apie Trumpą, nebent bus priversta. Jie nekenčia Trumpo. Tai nėra paslaptis, tai labai žinoma, jie visi nekenčia Trumpo. Tai kodėlgi žiniasklaida, kuri siekia atsikratyti Trumpo, nekenčia Trumpo, kuri, na žinote, aš pati ilgą laiką tai neigiau, bet jie tikrai taip darė. Jie ilgą laiką melavo apie tai, kad Bidenas yra kompetitingas. Jie buvo bendrininkai tuose meluose ir jie melavo Amerikai, Amerikos žmonėms. Todėl aš nežinau, kodėl kas nors stebisi idėja, kad tradicinė žiniasklaida ir toliau meluoja Amerikos žmonėms. Ir kiekvienas, kuris toliau žiūri tik tuos kanalus, nesužinos, kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje. Na, manau, dar didesnė problema yra ta, kad jie aktyviai klaidina žmonės. Ar jie tai suvokia ar ne, bet iš esmės tarnauja Irano islamo režimui ir kitiems islamistiniams bei antiamerikietiškiems subjektams. Tačiau tai yra jų obsesinio priešiškumo Donaldui Trumpui pasekmė, kuri iš tikrųjų atveda mus prie įdomaus dalyko, apie kurį norėjau šiandien pakalbėti. Tai buvo spaudos konferencija, kurią surengė sosto įpėdinis Reza Pahlavi. Jis surengė kelias spaudos konferencijas Europoje ir turėjo gana griežtų žodžių Europos žurnalistams. Ir manau visiškai pelnytai. Ar galime pažiūrėti tą įrašą? Dabar galiu drąsiai pasakyti, kad nutildymas, ta cenzūra vyksta ne tik Irano režimo rankomis, bet ir tarptautinės, ypač Europos žiniasklaidos. Ne vienas iš 150 žurnalistų man neuždavė klausimo apie 40 000 Iranų išžudytų mano šalies gatvėse sausio 8 ir 9. Čia žemyno, kuris teigia ginantis žmogaus teisės, teisingumą ir orumą, širdyje jo žurnalistai visiškai atsisakė savo profesinių pareigų ir netgi moralinio objektyvumo. Man aišku, kad mano 40 000 drąsių, nekaltų tautiečių, kurie buvo išžudyti kovodami už laisvę, šiems žurnalistams beveik nerūpi. Jie atrodo labiau domisi Amerikos kritika, klausdami, kodėl Jungtinės valstijos ir Izraelis nužudė diktatorių, kuris 47 metus žudė mūsų žmonės, nei kritikuodami patį žudantį režimą. Kaip matote, iš to įrašo labai griežti žodžiai. Ir manau visiškai pagrįstai veidmainystė ir šališkumas iš Europos elito, kuriai priklauso dauguma tų žurnalistų. Bent jau vienu atveju tai buvo žinomas anti-izraelietiškas ir anti-Pahlavių aktyvistas. Tačiau dauguma jų tiesiog vadovaujasi šiuo tokiu įprastu mąstymu, kuris drąsina Irano Islamo Respubliką. Ir aš to nesuprantu. Na, Goldi, kaip tu į tai reaguoji? Žinai, manau, kad tikrai gėdinga matyti kraštutinę kairę, vadinamąją woke kairę, anti-Trump ir anti-Izraelio žmonės. Jie taip susitelkė į savo neapykantą Izraeliui, kad dabar jau vienintelis būdas, kaip iraniečių parama Izraeliui ir Jungtinėms valstijoms šiems žmonėms atrodo logiškas, yra apkaltinti mus esant Izraelio agentais arba sionistais. Arba žinote, beje, mes esame sionistai, tiesa, kaip iraniečiai mes tikime Izraelio teisę egzistuoti, taigi čia nėra jokios problemos. Bet jiems, žinote, kadangi jie taip stipriai indoktrinuoti į šitą, žinote, propalestinietišką Hamas nesąmonę, jie tiesiog mano, kad visi artimuosiuose rytuose galvoja taip pat. Tuo tarpu iranietės mes turime visiškai kitokią istoriją, visiškai kitokią kultūrą.
Ir žinote, jo karališkoji didenybė karalius Reza Pahlavi tai pasakėt geriausiai, kai atsakė tam kraštutiniam kairiajam asmeniui Vokietijoje. Žinote, Irano ir Izraelio santykiai yra bibliniai ir niekas to nepakeis. Kas iš tiesų gėdinga visame tame, ypač tai, kas vyksta žiniasklaidoje, yra tai, kad turime šiuos elitus, kurie teisia iraniečius. Ir žinote, buvau nepaprastai šokiruota, bet dėja nelabai nustebinta, kai sosto įpėdinis pasakė, kad vienas Vokietijos politikas jam sakė, jog Iranai nėra pasiruošę demokratijai. Ar juokaujate? Leiskite jums kai ką pasakyti. Iranas iš tikrųjų tapo konstitucinė monarchija 1906 metais. Vokietija demokratija tapo tik 1918 metais, tačiau, kaip žinote, tai ilgai netruko. Ir iš tikrųjų, Antrojo pasaulinio karo metu per Holokaustą visos tos demokratinės Europos šalys, kurios nesugebėjo užtikrinti saugumo žydų tautai Antrojo pasaulinio karo metu, bent 50 000 žydų pabėgo iš Europos ir ieškojo prieglobsčio Irane Antrojo pasaulinio karo metu. Todėl man tiesiog gėda, kad šie politikai dabar teigia, jog Iranai nėra pasiruošę demokratijai. Taip, Jie nėra pasiruošę demokratijai, bet kažkodėl palestiniečiai yra. taip, būtent, taip. Tie, kurie balsavo už Hamas, jie tikrai pasiruošę. Jie investuoja pinigus į šią palestiniečių demokratinę idėją, kuri išrenka teroristus. Štai ir viskas. Štai kur veidmainystė. Jau nekalbant apie tai, kad žinoma palestiniečių tauta, dauguma jų, apklausa po apklausos, įrodo, kad jie iš tikrųjų nėra demokratijos šalininkai, kad jiems tai neįdomu. Ir dar daugiau, apie 95% jų palaiko terorizmą kaip išsivadavimo būdą. Mintis, kad ši visuomenė, palestiniečių visuomenė, yra pasirengusi demokratijai, yra kliedesys. Ir jie tai sako tuo pačiu metu, kai kritikuoja Irano žmonės, kurie išėjo į gatves ir dėl šios priežasties paaukojo bent 40 000 žmonių. Aš nežinau, ko reikės, kad Europos vadovybė ir Europos elitas suprastų šią problemą. Bet turiu omenyje, mes Izraelyje nesame svetimi šiam Europos šališkumui ir veidmainystei. Mes matėme tą patį po spalio 7-osios Tošaną. Žinau, kad kalbėjome apie tai šioje laidoje. Kaip žiniasklaida reagavo ir kaip ji gynė šias islamistinės teroristinės organizacijas, nepaisydama iraniečių, izraeliečių balsų. Kokia tavo reakcija į tai? Tas pats, tik kita diena. Atrodo, manęs jau niekas pernelyg nestebina. Kaip jau esu sakęs anksčiau, aš tikrai nenorėčiau dabar būti Niujorke. Aš niekada nenorėčiau nežinoti. Atsiprašau, Flior. Manau, turiu omenyje, aš tikrai nenorėčiau to išgyventi. Niujorke aš išeinu į miestą. Tiesiog jaučiu, kad tai nebe ta pati vieta. Jaučiu, kad ji buvo infiltruota. Jaučiu, kad Jungtinės valstijos ir vakarų demokratijos buvo infiltruotos ir jos net nesuvokia to. Ir man tai labai skaudu ir liūdna matyti vietas, kuriomis vaikščiojau, kuriuose užaugau, kurios jau nebeatspindi to, ką simbolizuoja Amerika. Jos tikrai buvo infiltruotos. Ir aš tikrai tikiuosi, kad dar ne per vėlu, tikiuosi, kad jie pabus, nes aš nežinau, tai nėra kelias, šiuo metu tai neatrodo geras kelias. Bet taip pat, žinote, tai parodo esminį nesusipratimą, kad persų kultūra ir persų civilizacija bei arabų civilizacija yra tas pats dalykas. Jie visus suplaka į vieną. Štai ką daro šis vokietis. Na, baikit. Taip, tiesiog. Jie mano, kad tik todėl, jog esame tame pačiame regione, visi esame vienodi. Jie pamiršta suvokti ir tai, kad jei jau norite kalbėti apie kolonizaciją, didžiausi kolonizatoriai artimuosiuose rytuose yra arabai, musulmonai, nieko prieš juos, bet tai yra realybė. Yra priežastis, kodėl artimuosiuose rytuose vyrauja tokia hegemonija. Ir labai mažai civilizacijų sugebėjo išlaikyti savo tapatybę ir savo istoriją. Ir tai žinoma žydų tauta ir aniečiai. Ir dar yra keletas kitų mažų grupių čia ir ten. Tačiau iš esmės dvi didžiausios civilizacijos, kurioms pavyko išgyventi kolonizaciją, yra žydai ir aniečiai. Žinote, turiu pasakyti, kad turime dar vieną klipą, kurį noriu paleisti. Iranietė aktyvistė, kuri susidūrė su daugybė skirtingų aktyvistų, kai kurie iš jų buvo baltaodžiai liberalai, kuri aiškino šiai iranietei, ką mano ir kuo tiki iranietės.
Ir mes per pastaruosius 4 metus to matėme labai daug. Turiu omenyje 47 metus iš tikrųjų, bet ypač per pastaruosius kelis mėnesius. Goldi, žinau, kad tu su tuo susiduri beveik be perstojo. Daug kritikos iš vakarų žmonių, kurie mano, kad žino geriau nei tie, kurie iš tikrųjų yra iš šių regionų ar juose gyvena. Ta pati matome ir su Izraeliu. Pažiūrėkime šį klipą. Mes visi esame laimingi. Mes, iranietės, jūs nekalbate už mus. Aš ten gimiau, mano šeima ten gyveno. Jūs nekalbate už mus. Mes esame labai patenkintos prezidentu Trumpu. Mes labai laimingos. Yra daug iraniečių, kurios yra piktos. Ne, labai artimai. Nėra daug iraniečių. Yra. Tai melas. Mes sergame. Mes, Irano žmonės. Mano netikra sesuo gyvena ten. Mano šeima gyvena ten. Mes pavargome nuo baltųjų liberalų, kurie mums aiškina apie Iraną ir jo žmonės. Mes mylime Benjaminą Netanyahu ir mylime prezidentą Trumpą už tai, ką jie padarė. Irane žmonės nori pavadinti miestus šių žmonių vardais. Tad prašome, nekalbėkite už mus. Kaip matote, ji tikrai ją pastatė į vietą ir nepaliko jai jokių šansų. Ir ji, žinau, kad dar nepriejome prie niekšų ir herojų, bet ji taip pat galėtų būti heroja. Bet manau, kad mums reikia daug daugiau tokių pavyzdžių. Turime tai matyti ir iš čia, šiame regione gyvenančių izraeliečių. Mes tikrai turime tai matyti ir iš iraniečių, nes bent jau mano nuomonė, nematau jokio kito būdo, kaip pasiekti plačiąją visuomenę, kol ši mintis nebus nuolat kartojama ir įtvirtinama. Negalite kalbėti už žmonės jų vardu. Iraniečiai aiškiai pasakė, ko jie nori. Klausykite žmonių. Goldi, ką tu apie tai manai? Žinai, man jau taip nusibodo, kai neiranietės bando aiškinti man apie mano pačios šalį, galvodamos, kad jos žino geriau už mane ar geriau nei patys žmonės, ko jie nori. Žinai, galiausiai visa tai vėl grįžta prie tam tikros kolonializmo formos, prie tam tikros rasizmo formos, tiesa, kur tos neiranietės galvoja gerai, tipo, oi, tu vargšė iš trečiojo pasaulio, leisk man paaiškinti, ko tu turėtum norėti savo šaliai. Rimtai? Ne, ačiū, nereikia. Prašau, tiesiog atsitrauk ir būk atvira, paklausyk. Nes, žinai, mes net nebūtume šioje situacijoje, jei Jimis Carteris ir demokratai nebūtų palaikę ajatolos 1978 metais. Tiesa? Taigi, žinai, žmonės, demokratai, pažangioji kairė ir komunistai, jie jau prisidėjo prie to, kad Iranas taptų 7-ojo amžiaus islamistinė pragaro duobe. Dabar mes bandome ištaisyti jų klaidą. Ir mes iš tikrųjų labai dėkingos, kad turime, žinai, kažką tokio kaip, žinai, prezidentą. Prezidentą Trumpą ir ministrą pirmininką Netanyahu, žinai, Izraelis ir Jungtinės valstijos mus palaiko. Ir galiausiai, tai yra svarbiausia, žinai, Europa parodė, kad ji yra nereikšminga. Taigi, žinai, mes esame teisingame kelyje ir manau, kai Iranas bus laisvas, mes pamatysime tam tikrą pasaulinės geopolitikos pokytį. Nes manau, kad mes sugrįšime prie to stipraus alijanso, kuris egzistavo iki 1979 metų tarp Amerikos, Izraelio ir Irano. Žinai, Flair, mes taip pat matėme daug to ir Izraelio pusėje. Žmonės kalba už Izraelį, galvodami, kad jie geriau žino, ką Izraelis turėtų daryti dėl savo saugumo. Juokingai, žinai, dažnai diskutuodamas su žmonėmis jie sako, na, Izraelis neteisingai sureagavo į spalio 7-ąją. Ir mano atsakymas visada tas pats. Gerai, o ką būtumėte darę jūs? Ir jie niekada neturi atsakymo. Iki šiol jie niekada neturi atsakymo. Arba jie sako kažką panašaus į, o, aš tiesiog nebūčiau sureagavusi. Gerai, tai visiškai logiška. Paima 250 civilių įkaitais ir tiesiog nieko nedarai. Visiškai logiška. O koks tavo atsakymas į šį vaizdo įrašą? Sofos ekspertai. Žinote, klaviatūros herojai, visi šie žmonės, jie neturi jokio supratimo. Ir aš sutinku su Goldi. Tai yra rasizmas. Tai iš tikrųjų yra kolonializmo išraiška. Aš žinau geriau už tave. Aš žinau geriau nei tavo patirtis. Tavo gyvenimiška patirtis nėra tokia vertinga, kaip mano perskaitytos knygos ir profesorius, kuris man pasakojo. Ir tai labai paprasta. Ir štai kas. Žinote, kai turėjau tą pokalbį su Gadu Sadu, jis tikrai labai aiškiai išdėstė esmę. Jis sakė, jie gyvena labai apsaugotoje mažoje laboratorijoje, kur jų idėjų, kad ir kokios beprotiškos jos būtų, niekada nereikia tikrinti. Tačiau žmonės gyvenantis realiame pasaulyje, jų idėjos, kurios yra išbandomos, žudo juos, žudo mus, žudo ir Iranus. Tačiau jie labai patogiai kalba savo mažoje laboratorijoje. Ir tai mes matome vėl ir vėl. Ir tai yra gėdinga. Ir aš visiškai sutinku su Goldi. Man tai yra tikrasis rasizmas. Tai yra žemas lūkesčių rasizmas. O, ką jūs laukiniai? Kas jūs tokie artimųjų rytų žmonės? Ką jūs barbarai galvojate?
Aš jums pasakysiu dar geriau. Aš rimtai. Aš jau nebegaliu to pakęsti. Ir jaučiuosi, tarsi gyvenčiau keistame pasaulyje, tikrai. Taip, tai beprotiška, nes jie palaiko tarsi tą trečiojo pasaulio džihadistų mąstymą, tuo pačiu metu jie elgėsi taip, lyg patys būtų imperialistinė jėga. Aš sutinku su Šošana, mes tai labai dažnai matėme universiteto miestelėje su tomis stovyklomis ir anti-izraeliškomis, žinote, laisvės. Jie net patys netiki tuo, ką kalba. Jie net patys tuo netiki. Jie kalba apie tai, kad, žinote, tu turi būti toks ir anoks ir tu gali būti. Aš galiu būti kate, aš galiu būti šunimi, aš galiu būti kuo tik noriu. Bet ne, aš rimtai, aš niekada taip nekalbėjau iki praėjusių metų. Jūs visiškai pilni nesąmonių. Jūs net neįsivaizduojate, apie ką kalbate. Jums niekada nereikės gyventi pagal savo ideologijas. Jums niekada nereikės iš tikrųjų parodyti, ką reiškia elgtis pagal jas. Jūs tik kalbate, bet niekada taip nesielgsite. Tai jūs sakote, ką tik norite, nes po to grįžtate į savo Starbucksą, sumokate $8 už puodelį kavos ir kaltinate visus kitus dėl aukštų naftos kainų, nes net neįsivaizduojate, ko iš tikrųjų reikia, kad pasaulis veiktų. Taip, ir kalbant apie kitą civilizaciją, su kuria jie elgėsi taip pat, tai su libaniečiais. Libaniečiai sako, prašome išlaisvinti mus nuo Hezbollah. O žmonės atsako, ne, Izraelis blogas. Ir jie sako, ne Izraeli, mes neturime su jumis jokių problemų. Tai Hezbollah, mes esame okupuoti. Ne, jūs nesate okupuoti. Jie yra jūsų visuomenės dalis. Ta pati istorija. Ir vėlgi, niekas nesieja šių taškų. Niekas. Arba jie tiesiog nenori to daryti. Na, ne tik tai, bet ir Europa daro tą patį, kai kalbama apie Libaną. Jie bando įsitraukti, nori sudaryti sandorius, kad išsaugotų Hezbollah. Ką jūs darote? Aš taip džiaugiausi matydama, kad dėrybose nebuvo Makrono, nes, Prancūzija turi, negaliu šioje laidoje pasakyti, ką ji turėtų padaryti. Pakalbėkime apie tai, kaip Prancūzija pridarė netvarkos Irane. Kur slapstėsi ajatola, kol jie jo neišskraidino privačiu lėktuvu? Tai prancūziški lėktuvai, taip, tai prancūziški skrydžiai, būtent. Būtent. Visiškos išdavystės. Šie žmonės nepatiria jokių pasiekmių. Jie nesusiduria su pasiekmėmis. Manau, Europa susiduria su pasiekmėmis. Jie tiesiog dar to nesuvokė. Teisingai. Turime baigti, nes turime pereiti prie niekšų ir herojų. Bet jaučiu, kad galėčiau dar 2 valandas kalbėti apie tai, kokia problematiška buvo Europa tiek Irano žmonėms, tiek Izraelio žmonėms ir visai žydų bendruomeniai pasaulyje. Bet noriu pereiti prie mūsų labai populiarios niekšų ir herojų rubrikos. Bet pirmiausia pradėsime nuo niekšo. Šošana, ką šią savaitę mums pasirinkai kaip niekšą? Šio vaikino, prisipažinsiu, niekada nebuvau girdėjusi, kol dėja nepamačiau jo internete. Jis yra pagrindinis grupės The Strokes vokalistas. Jo vardas, manau, yra Julianas Casablanca. Ir jis, žinot, jie kalba į savo, kaip suprantu, metro korteles, nes toks jų bajeris turbūt per Subway Talks, Subway Takes ar kažką panašaus. Ir jis sako, o kas yra nepopuliari nuomonė? Ir šitas vaikinas sako, Amerikos sionistai gauna visus baltųjų privilegijų privalumus, bet elgėsi taip, lyg būtų juodaodžiai vergovės laikais. Ir tas vaikinas sako, 100% žmogaus, 100%. Amerikos sionistai gauna, baltųjų privilegijuotų žmonių privalumus, bet kalba taip, lyg būtų juodaodžiai vergovės laikais. 100% sutinku. Niekada nemačiau nieko tokio šokiruojančio, kai jie sako, aš taip engiamas, aš esu engiamas žmogus. Aš galvoju, tu dabar eini į vestuves Tel Avive, kai yra 80 000 mirusių žmonių. Ir dar daugiau. 80 000 ir daugiau mirusių žmonių, įskaitant moteris ir vaikus. Vos už pusės mylios. Kalbama apie žmonės, kurie tik kalba, bet niekada nieko nedaro. Tai taip lengva. Taip lengva žydą paversti savo bokso kriaušę, savo atpirkimo ožiu, nes jūs nesakote žydas, jūs sakote amerikiečių sionistas. Ir tada pasinaudoti tikrų amerikiečių skausmu ir sakyti, kad jie mano, jog yra juodaodžiai vergovės laikais. O, tikrai? Parodyk man Niujorko žydą, kuris mano, kad yra engiamas kaip juodaodis vergovės laikais. Parodyk man, tu kvaili. Parodyk man tai. Turiu tau daug niujorkietiškų epitetų. Tai siaubinga, kad šie du baltaodžiai vyrai gali taip kalbėtis Niujorko metro ir iš tikrųjų taip kalbėti apie žydus. Tai siaubinga. Ir tu manai, kad esi kažkoks herojus? Tu manai, kad esi kažkoks teisuolis, bičiuli? Tu esi šiukšlė, atliekos, niekingas žmogus, jei taip galima pasakyti.
Sutinku, jis tikrai yra niekšas, o tai gėda, nes manau, kad bent vienas iš jo grupės narių yra ir žydas, ir Izraelio šalininkas. Na, Kažkas turėtų jam ką nors pasakyti. taip, kažkas turėtų su tuo vaikinu pasikalbėti ir nusivesti jį į metro naktį. Taip, būtent. Laura, kas tavo šios savaitės niekšas? O Dieve, buvo tiek daug iš ko rinktis ir aš iš tikrųjų nežinau jo vardo. Bet manau, kad jis tiesiog atstovauja bendrą veidmainiškų boikotuotojų niekšybę. Šitas yra iš Belfasto. Ir žinote, mes per daugelį metų visi matėme BDS judėjimą, kuris mūsų ekonomikai turėjo labai mažai realios įtakos. Bet jis turėjo daug didesnį psichologinį poveikį, ypač žydų bendruomenėms visame pasaulyje. Ir žinoma, Izraelis eksportuoja daug nuostabių produktų, daug maisto produktų. Ir žmonės boikotavo. Gerai, nenori pirkti produkto, nepirk. Ne. Bet šitas niekšas nusprendė Belfaste žengti dar toliau. Ir užuot nepirkęs produkto, boikotavęs produktą, sakęs draugams nepirkti tų produktų, jis nusprendė pasiimti pirkinių vežimėlį, sudėti visus Izraelio produktus nuo lentynos į šį vežimėlį ir tiesiog nuimti juos nuo lentynų, kad žmonės nematytų, jog lentynoje yra Izraelio produktų. Na kaip, koks nevykėlis turi būti? Ar tu neturi ką veikti? Ar šie žmonės neturi ką veikti? Pradedu stebėtis, nežinote, mes visos čia ponios esame gana užsiešmusios. Ar įsivaizduojate, kad iš savo dienos atimtumėte 2-3 valandas? Įsivaizduokite tai. Nuimti visus nemėgstamos šalies produktus nuo lentynų, vien tam, kad galėtum pasakyti, jog nuėmei visus produktus. Susiraskite, ką veikti, nevykėliai. Jūs esate istorijos neteisingoje pusėje. Vieną dieną jūs pabusite, o kol kas jūs esate nuostabūs niekšai. Savaitės niekšas. Ir ne tik tai, jis priverčia tuos, kurie dirba už minimalų atlyginimą, eiti ir sėdėti ten, rūšiuoti visus daiktus, kuriuos jis sudėjo į vežimėlį ir vėl sudėti juos atgal į lentynas. Kokie jūs čia didvyriai? Na štai koks absurdiškas šis boikoto judėjimas visada buvo. Vienas didžiausių darbdavių judėjoje, Samarijoje, vakarų krante, anksčiau buvo Soda Stream. Tūkstančiai darbuotojų dirbo Soda Stream, nuostabioje įmonėje, kuri gazuoja vandenį. Ir dėl šio BDS judėjimo įmonė turėjo uždaryti savo gamyklą. Toje gamykloje dirbo tūkstančiai vakarų kranto palestiniečių, Judėjos ir Samarijos palestiniečių. Ir dabar įmonė persikėlė į pietus, kur žinoma, dabar įdarbina beduinus. Kam tai rūpi? Esmė ta, kad jie pakenkia tiem žmonėms, kuriems, kaip teigia, nori padėti. Jie yra nevykėliai. Tai yra tas pats, ką mes matėme. Todėl aš vis grįžtu prie šiandieninių protesto stovyklų. Bet tai tas pats, ką matėme ir su jais. Tai yra privilegijuoti, išlepinti vaikai, kurie neturėjo susidurti su tikruoju pasauliu. Kaip Mamdanis, žinote, kuris buvo reperis. Tai buvo jo darbas prieš tampant meru. Šie žmonės niekada nėra dirbę nė dienos savo gyvenime. Jie gyvena privilegijuotą gyvenimą. Išpažįsta socializmo ar komunizmo vertybės arba islamizmą, nors iš tikrųjų neturi jokio supratimo, ką reiškia gyventi pagal tas ideologijas. Ir darydami tai, jie negerbia, žemina ir menkina žmonės, kuriuos laiko žemesniais už save. Jų atveju kalbame apie Kolumbijos universiteto valytojus, iš kurių 2, jei gerai prisimenate, jie netgi paėmė įkaitais. Jie visiškai nepaiso visų kitų visuomenės narių, įskaitant marginalizuotas grupės. Tai yra pati didžiausia veidmainystė. Tikrai verta savaitės niekšo vardo, nors jų yra visa grupė. O taip. Goldai, kas tavo niekšas? Kas tavo savaitės niekšas? Tai tavo pirmas kartas, tiesa? Taip, šiek tiek jaudinuosi, tad būkite švelnūs su manimi. Taigi, mano savaitės niekšas yra tas Europos politikas, kuris pasakė, kad iraniečiai dar nepasiruošė demokratijai. Iš tikrųjų, visi Europos politikai, kurie puola iraniečius ir palaiko islamo režimą ir žinoma kairioji Europos žiniasklaida, juos sukritikavo sosto įpėdinis Reza Pahlavi. Taigi, man jie yra savaitės niekšai. Gerai, tikrai vertas niekšas. Mano niekšas taip pat yra labai problemiškas asmuo. Ir tai ne tik vienas žmogus. Iš tikrųjų tai daug žmonių, visa banga, neapykantos, kurią matėme internete. Manau, viena iš tų žmonių. Ir aš niekada nebuvau jos ar jos velionio vyro gerbėja. Žinote, dar prieš jo nužudimą. Bet Erika Kirk, kurios vyras Charles buvo taip žiauriai nužudytas baisiame vaizdo įraše,
Nuo jo nužudimo ji tikrai patyrė daug išbandymų. Ir nepaisant to, kiek man teko matyti ir girdėti, ji visose situacijose išlaikė didelę ramybę ir orumą. Ir žinote, tai, ką matėme šią savaitę per bandymą nužudyti prezidentą Trumpą, Baltųjų rūmų korespondentų vakarienėje, kai tas asmuo įsiveržė arba bandė įsiveržti į pokylių salę, iškart po įvykio buvo paviešinti vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip Erika Kirk, lydima apsaugos, verkdama išeina iš salės. Ir suprantama, sako kažką panašaus į "aš tiesiog noriu grįžti namo, aš tiesiog noriu grįžti namo". Ir žinote, žiūrėti į tai man tikrai skaudėjo širdį, nes akivaizdu, kad ši moteris išgyvena daug sunkumų. Akivaizdu, kad ji turi potrauminio streso sutrikimą ir tai visiškai suprantama. Ir ji vėl atsidūrė situacijoje, kurioje, žinote, jai tenka susidurti su siaubingu, žiauriu smurtu, politiniu smurtu, dar kartą. Visiškai suprantama, kad ji būtų susijaudinusi. Ir vis dėlto, užuot matę žmonės, kurie tai supranta, socialiniuose tinkluose mes matėme neapykantos bangą, kaltinimus, kad ji vaidina, kad ji yra aktorė. Na, paklausykite manęs, jei galite taip elgtis, jei tokioje situacijoje turite pakankamai emocinio susitvardymo, sąmoningai pagalvoti, o, leiskite man čia pavaidinti, na, jūs nusipelnote Oskaro apdovanojimą. Bet labai aišku, kad čia taip nebuvo. Tai yra giliai traumuota moteris, kuri susidūrė su neįtikėtina neapykantos banga. Gėda visiems tiems žmonėms, kurie naudoja šį vaizdo įrašą ir šį įvykį, šį tragišką įvykį, kaip progą ją menkinti ir demonizuoti. Tai šlykštu. Jūs visi esate visiški niekšai. Niekas neturėtų dalyvauti šioje neapykantos kampanijoje prieš Eriką Kirk, nesvarbu, kokios jūsų politinės pažiūros. Taigi jie yra mano šios savaitės niekšai. Bet juk taip jie ir elgiasi, tiesa, jie visiškai demonizuoja, jie nužmogina žmogų, kuris netrodo kaip jie, nemasto kaip jie ar netiki kaip jie. Tai yra nužmoginimas. Ir kai tik nužmogini žmogų, niekas, ką jis daro, niekas, ką jis jaučia, jokia jo patirtis nėra verta dėmesio. Nėra verta empatijos. Štai kaip veikia nužmoginimas. Tai ir matote. Man tiesiog atrodo, žinote, judaizme yra toks principas, kad privalai saugoti našles ir našlaičius. Ir faktas, kad ši vargšė moteris, ar sutinkate su ja ar nesutinkate, ar jums nepatinka, Dži neteko savo vyro. Jis buvo nušautas į kaklą, jos ir jos vaikų akivaizdoje. Ir dabar jai vėl teko išgyventi šaudimo įvykį, kuris žinoma ją vėl traumuodamas. Ir faktas, kad žmonės ją puola dėl to, kad ji vėl išgyvena traumą, man tiesiog nesuvokiama, kaip žmonės gali būti tokie žiaurūs. Aš to nesuprantu. Ir vienintelis paaiškinimas, kurį galiu sugalvoti, yra tas, kad jie pavydi, kaip ta kvaila Candice Hogan. Ji pavydi jai. Ir aš nesuprantu, kas galėtų pavydėti našliai, kuri neteko savo vyro, jauno vyro. Aš nesuprantu, kaip žmonės gali būti tokie piktybiški. Aš to nesuprantu. Tai iš tiesų žemiausias žmonijos lygis. Ir užtenka tik pažvelgti į socialinius tinklus, kad pamatytum tikrąją žmonijos kloaką. Bet žinote, prieš baigdami noriu aptarti mūsų savaitės herojus. Kaip visada, norime baigti pozityviai. Flair, kas tavo herojus šią savaitę? Kadangi esu Amerikoje, mano herojus, kuris išliko tikrai ramus. Jonas Federmanas. Neseniai kongrese vyko balsavimas dėl to, ar parduoti, neduoti, o parduoti Izraeliui keletą 9 buldozerių. Taip mes atliekame dalį darbo, kurio reikia, kad sunaikintume teroristinę infrastruktūrą Gazoje ir kitose vietose. Mes jų negauname dovanų, mes juos perkame. Ir demokratai senate, ne kongrese, dauguma balsavo prieš tai, kad būtų parduota Izraeliui. Ir Jonas Federmanas buvo vienas iš, manau, 6 ar 7 demokratų, kurie žinoma balsavo prieš pardavimo boikotą. Ir žinote, nuo spalio 7-osios jis buvo visiškai ramus. Žmonės ateina prie jo namų, protestuoja, kai kurie bandė jį sužlugdyti. Ir jis pasakė, aš palaikau Izraelį. Nesikabinėkite prie manęs. Ir geriausias dalykas, kurį girdėjau jį sakant praėjusią savaitę buvo, jei turėsiu būti paskutinis demokratas kongrese, kuris palaiko Izraelį, tai ir būsiu. Ir jis vis dar yra demokratas. Ir jis vis dar palaiko Izraelį. Jam nerūpi, ar tai populiaru. Jam nerūpi, ar tai nepopuliaru. Jis daro teisingą dalyką. Mes esame gėrio jėga, kaip ir Izraelis. Jei jau reikia kritikuoti kurią nors pusę, pasirinkite mūsų pusę.
Palaikykite mūsų ypatingą sąjungininką. Ir dabar, kai demokratai toliau apleidžia Izraelį, aš būsiu paskutinis, kuris liks, jei to prireiks. Šiais laikais tai politikoje yra reta. Žmonės, kurie nežiūri į apklausas ir tik tada sprendžia, ką daryti, nes jie yra bailiai. Jis pats sprendžia, ką daryti. Tai yra tikra lyderystė. Senatoriai Džonai Federmanai, šią savaitę jūs esate mano herojus. Jis tikrai yra puikus herojus ir jau labai ilgą laiką nuosekliai laikosi savo pozicijos visais šiais klausimais. Tai tikrai verta pagarbos, nesvarbu kokios jūsų politinės pažiūros. Ir mums tikrai reikia daugiau tokių politikų. Gaila, kad Goldi nebėra parlamento narė, nes mums reikia daugiau tokių politikų, kokia buvo Goldi. Sugrįžk, Goldi. Taip. Žinai ką, tai yra kaina, kurią moki už tiesos sakymą Kanadoje. Džihadistai puola tave ir apkaltina islamofobiją. Bet štai taip, nežinau. Aš tai laikau garbės ženklų, kad buvau apkaltinta. Na, Tu galėtum būti laisvo Irano užsienio reikalų ministrė, Goldi. Taigi viskas gerai. žinoma. Taip. Tikrai taip. Goldi, kas tavo herojus šią savaitę? Taigi, mano šios savaitės herojus iš tikrųjų yra visa Iran Revolution Live bendruomenė. Taigi, aš jau 120 dienų kasdien transliuoju tiesiogiai su savo bendravedžiu Arminu. Ir mes užauginame šią bendruomenę žmonių, kurie mus stebi įvairiose platformose. Žinote, YouTube, X, Rumble, Kick, Twitch. Ir žinote, tai žmonės iš viso pasaulio. Taigi, žinote, amerikiečiai, izraeliečiai, europiečiai, žmonės iš artimųjų rytų, Azijos, žinote, Amerikos, Pietų Amerikos, iš viso pasaulio. Taigi, mūsų Iran Revolution Live bendruomenė labai išaugo. Ir žinote, kasdien prisijungia vis daugiau žmonių. Ir žinote, mes turime nuostabių pokalbių mūsų tiesioginėse transliacijose, pokalbių kambariuose. Ir todėl, žinote, priežastis, kodėl aš netgi esu motyvuota kasdien tęsti tiesioginės transliacijas ir kelti informatumą apie Iraną, yra būtent šių žmonių bendruomenė. Žinote, didžioji dauguma nėra iranietiškos kilmės. Jiems nebūtinai turi tai rūpėti, bet jiems rūpi. Jie yra su mumis. Jie iš esmės tapo man antrąją šeimą. Žinote, aš juos vadinu savo tautiečiais, savo hamihanais. Taigi mano savaitės herojus yra Iran Revolution Live bendruomenė. Sveikinu jūs visus, myliu jūs, ačiū už viską. Ir Arminas yra nuostabus, mes jį taip pat mylime. Ir Goldi. Manau, būtent per šią bendruomenę, vienos jūsų tiesioginės transliacijos metu, jūs atskleidėte faktą, kad Takerio Carlsono darbai, Takerio Carlsono interviu buvo rodomi Irane per informacijos blokadą. Taip, Takeris Carlsonas, kas dar? Čankai, tavo debatai su Čanku. Taip, Čankas. Čankai. Beje, jie taip pat rodė Čako Šumerio įrašus. Jie naudojo Čako Šumerio ir Marjorės Taylor Greene įrašus, kad pultų prezidentą Trumpą. Taip, mes irgi tai pastebėjome. Mes pastebėjome daug įdomių dalykų Islamo mašinos valstybės televizijoje. Oho, jiems šiandien tikrai nesiseka su tuo. Šošana, kas tavo herojus, atsiprašau? Islamo režimas. Islamo režimas myli demokratus. Taip galima pasakyti. Jie juos myli. Na, jie atlieka jų darbą už juos. Taigi, manau, tai logiška. Šošana, ką mums paruošiai? Kas tavo herojus šią savaitę? Mano herojai yra, apskritai slaptoji tarnyba už tai, kaip jie atliko savo darbą tą vakarą. Ir slaptosios tarnybos agentas, kuris, kiek žinau, iš tikrųjų buvo pašautas, kai jie neutralizavo šaulį. Tai buvo visos Trumpo prezidentavimo metu. O antroji kadencija yra tokia beprotiška. Tai taip keista būti amerikietė. Ir tai, kiek suprantu, jau trečias, jei ne ketvirtas pasikėsinimas jo gyvybė. Tai beprotiška, tai neįtikėtina. Ir turiu pasakyti, žinote, kai kalbame apie žmonės, kurie nesugeba matyti kitų kaip žmonių, net jei jie su jais nesutinka, ir mes kalbame apie žmonės, kurie nužmogina Eriką Kirk dėl jos reakcijos. Yra žmonių, kurie supranta, kad tai mano darbas, kiekvienas turi teisę į spaudos laisvę, žodžio laisvę, žinote, laisvę būti tuo, kuo esi Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir slaptoji tarnyba tikrai labai gerai atlieka savo darbą, rūpindamasi tai žmonėmis, kuriais turi rūpintis. Ir turiu pasakyti, kad Emilija ir aš šiek tiek žiūrėjome į šias nuotraukas anksčiau, kaip vyrai kambaryje reagavo į tai, kas vyko, ir kaip žmonės internete kalba apie tai, kaip skirtingi vyrai reagavo į tai, kas vyksta. Kai kurie jų valgė lyg nieko nevyksta, kiti palinkė virš savo žmonų. Kai kurie jų paliko savo žmonas
Labai įdomu. Bet apskritai slaptoji tarnyba atliko puikų darbą ir aš tiesiog norėčiau jiems padėkoti. Jūs esate mano herojai šią savaitę už tai, kad išgelbėjote padėtį. Jie tikrai tokie yra. Turiu omenyje, jie dirba viršvalandžių su prezidentu Trumpu. Tai tikrai, su visomis grėsmėmis, su kuriomis jis susiduria. Bet jie tikrai susiduria ypač dabar su visomis islamo režimo pastangomis, kiek jie yra infiltravęsi net ir Jungtinėse valstijose įvairiose vietose. Jie bandė jį nužudyti 2 kartus. Jie bandė su juo susidoroti 2 kartus. Taip, bent 2 kartus. Bent jau Irano Islamo Respublika mėgino. Taip. Na žinote, ta pačia Irano tema mano šios savaitės herojus yra sosto įpėdinis Reza Pahlavi. Jam klausimą uždavė asmuo, kurį anksčiau trumpai paminėjau. Žinomas prieš Izraelį nusiteikęs kurstytojas, kuris apsimeta žurnalistu. Vokietis iš tikrųjų. Ir jis uždavė klausimą Rezai Pahlavi, užsimindamas, kad jis yra Izraelio įrankis. Pažiūrėkite, ką jis atsakė. Daugelis žmonių visame pasaulyje mano, kad esate Izraelio įrankis. Ar tai tiesa? Žinoma, ne. Tačiau aš esu Izraelio ir žydų draugas. Ir paaiškinsiu, kodėl. Nes, kaip Kiro didžiojo palikuonis, mes didžiuojamės tuo, kad pats žmogaus teisių pagrindas atsirado tada, kai Kiras didysis paskelbė savo cilindrą, kuris dabar rodomas visame pasaulyje. Tai visų tautų vadinama tuo, ką Jungtinės tautos įvardijo kaip laisvės principus, kai jis išlaisvino žydų vergus Babilone ir padėjo jiems atstatyti jų šventiklas Jeruzalėje. Irano žmonės ir žydai turi biblinį ryšį. Iš tiesų, tik 2 šalis gali tuo pasigirti. Šiuolaikinėje istorijoje Iranas nebuvo vienintelė artimųjų rytų šalis, kuri priėmė žydus bėgančius nuo persekiojimų. Nuo Hitlerio režimo bėgantis žydai rado prieglobstį Irane. Tai yra mūsų istorijos dalis. Tai yra mūsų tradicija priimti persekiojamus žmonės. Žydai Irane galėjo laisvai išpažinti savo tikėjimą iki revoliucijos. Ir kovoti už savo teisių atkūrimą, taip pat ir kitų religijų teisės Irane, nes viena iš pagrindinių žmogaus teisių vertybių turėtų būti žmonių religijos laisvės apsauga. Tai yra tai, už ką aš pasisakau. Ir man nereikia būti kieno nors agentų, kad tai daryčiau, nes aš esu savo tautos atstovas. Aš esu Irano žmonių atstovas. Kaip matote, tikras pavyzdys, kaip visada, iš sosto įpėdinio Rezos Pahlavio, kaip jis atsakė į šį itin neišmanų ir tiesą sakant įžeidžiantį klausimą sosto įpėdiniui. Ir nepaisant to, jis atsakė atvirai, sąžiningai ir dar daugiau. Atsuko šį klausimą prieš Europos aroganciją, kuri leido tam vokiečių žurnalistui apskritai užduoti tokį klausimą. Tai yra kažkas, ką dažnai matome iš daugelio skirtingų vakarų žiniasklaidos žurnalistų Rezos Pahlavio atžvilgių. Jaučiama tam tikra priešiškumo jam. Jie jam nuolat užduoda tuos pačius klausimus, į kuriuos jis jau atsakė. Šis žmogus dešimtmečius labai aiškiai išdėstė, kokia yra jo ideologija. Ko jis nori matyti Irane, kad jis siekia demokratinio pereinamojo laikotarpio, kad jis pasisako už konstitucinę monarchiją arba už tai, ką Irano žmonės nuspręs per nacionalinį referendumą. Mes kalbame apie pereinamojo laikotarpio lyderį, o ne apie monarchiją ar diktatūrą, kaip visi skeptikai mėgsta tai pateikti. Tai visiškai iškraipo viską, už ką jis pasisakė. Ir nepaisant to, manau, kad jis tikrai tapo tikru lyderiu. Ir kai pamačiau, kaip jis atsakinėjo į kai kuriuos tiesiog absurdiškus klausimus šiuose spaudos konferencijose su sąžiningumu, aiškumu ir orumu, supratau, kad būtent taip atrodo tikras lyderis. Ir žinote, kaip minėjau, Donaldas Trumpas yra pasakęs puikių dalykų, bet galų gale Donaldas Trumpas yra pramogų pasaulio žmogus. Jis yra verslininkas, bet jis yra pramogautojas. Ir tai nėra tas žmogus, koks yra sosto įpėdinis Reza Pahlavis. Sosto įpėdinis yra savo tautos lyderis. Ir aišku, kad jis yra pasirengęs aukotis ir padaryti tiesiog viską, kaip pats sakė, netgi paaukoti savo gyvybę, kad tik Irano žmonės būtų laisvi. Ir būtent tokią asmenybę mes turėtume skatinti, už tokią turėtume pasisakyti. Ir man labai liūdna matyti, kaip ta pati elito klasė, apie kurią kalbėjome anksčiau šioje laidoje, ji taip nesąžiningai kritikuoja. Nekreipia dėmesio į tai, ką jis iš tikrųjų sakė ir ką iš tikrųjų padarė. Jie sako, kad jis turi tik siaurą rėmėjų ratą. Tai nėra tiesa.
Visos apklausos, kurias tik esame matę, nepriklausomai nuo jų patikimumo, parodė, kad jis yra populiariausia figūra Irane, tiek Irano viduje, tiek diasporoje, ir jo populiarumas viršyje kitus bent dviženklių skirtumų. Taigi, duomenys daugelį metų yra nuoseklūs. Būtent vakarai sąmoningai tai ignoruoja tiek žiniasklaidoje, tiek vadovybėje ir tai negali būti toleruojama. Jei Irano žmonės yra pasiryžę rizikuoti savo gyvybėmis, jei jiems gatvėse vykdomos egzekucijos. Nes jie išėjo į gatves ir skandavo vieną vardą, tik vieną vardą. Tai buvo sosto įpėdinis Reza Pahlavi. Tada tarptautinė bendruomenė yra skolinga Irano žmonėms. Ji turi jų klausytis ir nustoti kalbėti už juos, kai jie sako, ko iš tikrųjų nori. Taigi, Reza Pahlavi yra mano herojus šią savaitę, kaip ir daugelis savaičių prieš tai, bet ypač dėl šios savaitės išskirtinio darbo, susiduriant su tikru nepakantumu iš Europos ir daugybė kitų išpolių. Ir tuo mes iš esmės baigėme šią laidą, nebent jūs dar turite kokių nors paskutinių pastabų. Taip, Goldi, prašau. Taip. Emili, aš tiesiog norėjau tau ir visiems čia padėkoti, ypač tau, Emili, tu buvai tokia atkakli Irano žmonių gynėja. Žinai, tu skyriai laiko išklausyti, sužinoti. Žinai, tu padėjai išgirsti mūsų balsus. Todėl noriu pasakyti Irano bendruomenės vardu, kaip mes tave mylime ir vertiname už viską, ką darai. Taigi tikiuosi, kad laisvame Irane tu galėsi būti Izraelio ambasadorė. Ne, kai tai įvyks. Geriau pakviest mane į visus vakarėlius. Bet pirmiausia, turime išlaisvinti Iraną. Žinoma, bet ne, aš tiesiog norėjau pasakyti, kaip visi tikrai jūs vertina. Ir žinote, mes jūs visus mylime. Taigi, ačiū jums, nuostabu. Ačiū. Ir manau, kad čia Izraelyje mes labai palaikome Irano žmonės. Turiu omenyje, mes jaučiamės artimesni kaip tauta, nei bet kada anksčiau, nes dėja susidurėme su tais pačiais sunkumais. Bet tuo pačiu, manau, turime šiandien baigti. Taigi noriu padėkoti visiems, kad žiūrėjote Quad. Ačiū Goldi, Fliur, žinoma, kuri prisijungė nuotoliniu būdu, ir Šošana čia studijoje. Ačiū, kad buvote kartu. Ir susitiksime kitą savaitę. JNS on the Quad.